Laidą remia oro kondicionieriai Nordis išmaniam namų vėsinimui. Gravel Fest – taip pavadintas trečiasis Lietuvos ralio čempionato etapas, kuris vyko Lazdijuose. Į jį susirinko mažiausiai šiemet dalyvių. Jeigu pirmose etapuose ekipažų skaičius vyravo ties 100, tai šį kartą į Lazdijus atvažiavo 72. Tačiau tai nereiškia, kad laukia mažiau kovos. Ir žibalo į ugnį pripylė po pertraukos į lietuvišką ralį sugrįžęs Vaidotas Žala. Visiems buvo labai įdomu, ar sugebės Vaidotas pasipriešinti lietuviško ralio senbuviams. Naujas regionas lietuviškame ralyje irgi žadėjo intrigą. Daugelis greičio ruožų nauji ir nežinomi. Tik seni vilkai yra kai kurias atkarpas važiavę, kai Dzūkijoje dar vyko Druskininkų ralis. Tačiau tai buvo pakankamai senai. Prieš testinį nerimavau, dabar pasitikrinau viskas. Viskas veikia. Pelenai dar nebyra, dar galim važiuoti. Aišku, ralis ilgas, tai pasižiūrėsim, kas čia gausis, bet kažkaip dabar ramiau ant dušios. Bet testinis greičio ruožas parodė, kad bus įdomi kova, ne? Ja, bus pakankamai arti. Bet gal ir gerai, tai verčia biškį pasitempti. Po pertraukėlės tas pasitempimas toks nepatogus, tai biškį išlipti iš komforto zonos, tai visai smagu bus. O kaip greičio ruožai? Daug naujų? Visi nauji? Yra keletas važiuotų Druskininkuose, bet senai važiuoti. O šiaip tai vietom techniški, vietom super greiti. Tai va tokia kombinacija. Tai ten, kur techniški labai malonu, tie, kur greiti, tai tokie, kas sumirksės. Žaidimas. Labai geri ruožai. Kažkaip nesitikėjau. Tokie, taip nesuprantu iki galo. Ar čia todėl, kad senai nevažiavau visiškai naujų ruožų, nes čia visiškai nauji. Ar jie iš tikrųjų tokie geri, bet tikrai labai sunkus ruožai. Greiti, siauri, tramplinukai visur, nieko nesimato, vėlyvi posūkiai per tramplinus, tokie tikrai labai sunkus greičio ruožai. Nu, smagus, tokie gražu. Toks prakaitukas ir jauduliukas ir vis dėlto naujas ralis, nauji greičio ruožai, nevažiuoti, galbūt ten vieno fragmentai kažkokie likę galvoje, bet iš principo tai jaudinasi, vėl jaudinasi. Testinis greičio ruožas parodė, kad visai grėsia įdomi kova, ar ne? Aš to net nebejojau, jau pamačiusi starto tvarką, jau supratau, kad kova bus labai įdomi ir tikrai susirinko daug įdomių ir greitų ekipažų. Tai ir svečias iš Latvijos ir Vaidotas, tai iš tikrųjų, ir nepamiršim dar yra toks Mitsubishi vairuotojas Blums, kuris irgi labai greitai lėkia ir manau, kad gali vieną kitą greičio ruožą jisai parodyti labai aukštą rezultatą, tai, nežinau, mes šį gal būsim atsargus ir nesistengsim čia jau laimėti šito ralio, kaip sakyti, iš pasalų žiūrėsim, kaip ten vyrai priekyje kapojasi, o mes jau lauksim jų klaidų. Taigi prieš ralio startą daugelis dar buvo geros nuotaikos, tačiau dėja labai greitai jį kai kam buvo sugadinta. Šių metų Lazdijų ralis tai 12 greičio ruožų, iš viso tik kiek daugiau nei 100 km. Taigi šis ralis turbūt trumpiausias visame kalendoriuje. Pirmus 4 greičio ruožus sportininkams teko įveikti pirmą ralio dieną, penktadienį. Tai nedaug, vos 30 km, tačiau tie kilometrai iškart parodė, kas čia atvažiavo nugalėti. Vaidotas Žala laimėjo visus 4 penktadienio greičio ruožus ir nuo artimiausio persekėtojo Martyno Samsono atitrūko jau kone pusę minutės. Aišku, Vaidotas važiuoja ne čempionato įskaitoje, tad Martynas ir nesekė jo vaikytis. Visgi po pirmos dienos atrodė šiek tiek nusivylęs. Pirmus 2 greičio ruožus pravažiavai taip visai gerai, gražiai, o paskui kažkaip atsileidai, ar? Ne, aš tai tikrai neatsileidžiu. Čia nepagreitė? Čia jie prabunda gal. Tai čia, kaip pasakyti, jau senai aišku, kad jie pirmus kartus pamiega biskį, bet gal pirmų kartų mūsų mašina, aš taip galvoju, irgi labiau tinka. Aš taip galvoju, nežinau. Nes kai yra vėžios, aš visą laiką gaunu, visą laiką. Pernai ar šiemet, ar užpernai, jeigu yra vėžio, tai gaunu. Bet tai čia yra gal ten tų techniniai dalykai tokie, vidiniai mašinos, kuo skiriasi, žinai. Aš taip galvoju, nes, pavyzdžiui, paskutinius 2 kartų visus tos ruožus, ne vienos klaidos. Aš nežinau, viskas, linijos visur, viskas, stabdymas, tik, bam, visur. Nežinau, geriau pravažiuoti jau, o laikai tokie yra kokie yra.
Vos 3 sekundės nuo Martyno atsiliko Vladas Jurkevičius. Abu sportininkai tarpusavyje pasidalino po 2 pergalės greičio ruožuose, bet visgi bendras laikas geresnis buvo Martyno. Tikrai gerai važiavosi, sakyčiau, ypač dabar dar į antrą pusę. Mes gal labiau su Martynu ir su Giedrium lyginamės laikus. Su Vaidu, tai taip, ten kita mašina greitesnė, tai taip. Tai Giedriu visose 4 aplenkėm, o Martynas pirmus 2 mus aplenkė, kitose 2 jau mes jį aplenkėm. Tai toks, ir jausmas viduje labai geras mašina, tikrai gerai važiuojasi. Tai rytoj bus labai įdomi kova, ten tarp jūsų labai mažai sekundžių. Jo, dabar iki Giedriaus 3,5, man atrodo, iki Martyno, 3,5 tik tai. Tai šiaip labai nice viskas, bet labai įdomu, kaip čia rytoj visų oro viskas bus, nes lyg tai šiandien žada lietų, kuris turėtų apie 8 ryto baigti, startas 10, tai ten jau prasidės ir tikimybė, kad lis, tai kas daugiau lietaus gaus, su danga, kai čia minkšta ir bus vis šlapia irgi, tai čia jau daug bus tokio jau didesni skirtumai gal atsiras dėl nebūtinai vairavimo, tai įdomu, nežinau, ko čia laukti. Tuo tarpu Giedrui Notkui nesivažiavo. Jis ir anksčiau yra sakęs, kad jam reikia laiko pajusti ralio ritmą. Tačiau, kol jis įeina į ritmą, kiti pabėga. Po pirmos dienos Giedrius tik 5, nuo Jurkevičiaus atsilikęs 10 sekundžių. Tarp jo ir Jurkevičiaus įsitvirtino latvis Martin Sesks, kuris lenktyniavo silpnesniu R4 kategorijos automobiliu. Antrą kartą važiuojant tas pačias greičio ruožas, iš tikrųjų esu savo tempų patenkintas, nes pagreitėjom, didėjom, su Martynu vienodais laikais važiavom, nuo Vlado šiek tiek atsilikinėjau, bet tai sekundė arba 2 greičio ruožė, tai manau nemirtinas atsilikimas, tai turim, nuo Vlado šiandien turim 10 sekundžių, tai manau, kad čia nieks neprarasta, rytoj visa diena ir ralis dar tik tais tęsiasi. Taip kažkaip visai neatrodo liūdnas, teisingai. Ne, aš po pirmų 2 greičio ruožų tikrai buvau susikrimtęs, bet, ir tikėjausi to, bet ir vis tiek, žinai, kad ralis, kur tos sekundės, kodėl kiti nelėčiau važiuoja, tu važiuoji lėčiau, žinai, bet tai yra vis tiek tų vidinių dėmonų, gal kur pats savo prisisakai ir paskui nenori jie išsipildo, tai faktas, koks pasirašymas, toks ir startas, tai su kiekvieną kilometrą greitėjame ir tikiuosi rytoj dar greičiau važiuosime, dar labiau pagreitėsime ir rodysime gerą rezultatą ir džiuginsime žiūrovus. Tarp 2 ratais varomų automobilių užtikrintai pirmavo Saulius Trapuila. Šiame ralyje nepasirodė Justas Tamašauskas, tad jam liko kovoti daugiau su savimi. Ir mašina labai sunkiai važiuoja ir negirdžiu šturmano. Ir dopai tokie parinkti greiti iš karto nuo pirmo, tai labai man buvo sunku. Bet, tarp 2 ratais varomų automobilių kaip ir viskas tvarkoja, ar ne? Tarp 2 ratų viskas tvarkoja, bet aš žiūriu jau su kuo lenktyniaujamės su 4 varomais ir jie kažkaip tai bėga. Kai anksčiau nebėgdavo, tai pasitempsim. Aš galvoju, 3 buvo geriau, bet labai didelės provėžos, tai su tuo galu visai sunku. Tai reikia važiuoti iš pirmų dopų, bet kažkaip nesigauna. Ar gali būti, kad tai yra grunto kažkokia specifika, gal jis minkštesnis čia Dzūkijai? Jo, smėlis, minkštas, dar valyta, šlapia jo pačioj. Tai labai gilios provėžės vietom iki kelių, tai ten baisu net sustoti, nes turbūt nebeišvažiuotų. Kažkaip prašokam, ir to aš tikiuosi bus viskas geriau. Jau pačią pirmą dieną labai nepasisekė mūsų talentui Markui Buteikiui. Nordis Racing Team lenktynininko BMW turėjo problemų. Vakarinio serviso metu teko skubiai ieškoti pagalbos ir ją suteikė pagrindinis Marko konkurentas Emilis Kutka. Teko ardyti jo treniruočių automobilį. Konkurentas yra draugas. Šiuo atveju tai, nėra čia tos išeities ir čia pagelbėti. Prasidėjo gerai viskas. Dabar reikalų turim šlangą nusprogo vanusu. Tai ačiū labai Emiliui Kutskai, žiauriai ačiū. Dėl jo rytoj startuosim. Paskolino mums šlangą iš savo susirašymo mašinos. Ir jo, šiaip žiauriai būtų liūdna. O papasako, kaip viskas atsitiko, kaip pajautai, kada? Nepajaučiu, grįžom. Galvojau, musės labai riebios buvo ir nutaškė. Pakelia kapotą pilną tepalą. Ir tepalas. Tą šlangą trūko. Bet šiaip greičio ruožuose nejauti to? Ne. Paskutinė pradėjo plerft labai mašiną. Aš tikiuosi, viskas gerai, pakeitusią šlangą bus. Labai tikiuosi.
Apatiniam sakė. Laidą remia oro kondicionieriai Nordis išmaniam namų vėsinimui. Laidą remia oro kondicionieriai Nordis išmaniam namų vėsinimui. Įpusėjus antrai ralio dienai žalos pranašumas niekam jau nebekėlė abejonių. Jis laimėjo 3 iš 4 greičio ruožų ir dar padidino persvarą. Jeigu ne keista klaida, Vaidotas neabejotinai būtų laimėjęs visus greičio ruožus. Pradėjau eksperimentuoti su stabdymo taškais ir vienam prapyliau. Tai taip apsukom ratuką pro kviečius ir nieko kriminalo, bet šiaip tai žiūrovai buvo taip labai ambicingai. Atsistoja ten stabdymo zonai ir matau, kad ne vienas nesitraukia su telefonais. Aišku, gerbiu operatoriaus, kaip sakyt, atsidavimą, bet ne vienas net nesujudėjo. Bet gerai, kad buvo kur nuvažiuoti. Jo, buvo toks tiesiai keliukas, aišku, jis užstojo tas žmonių, tai mes į kviečius apsisukom ir atsiprašom ūkininko, kuriam šiek tiek suvoliojom kviečius, bet ne kriminalas. Tiesiog, sakau, pradėjau eksperimentuoti, nes tie stabdymo taškai, jie tik taip juos ir galėjo atrinkti. Turi taip pušint, atradai ribą. Aha, jau čia. Jo, bet labai lengva perlipti tą ribą. Tai kovoji pats su savimi, ne? Nu jo, reikia šiek tiek, vis tiek tą, kaip sakyt, ne 17 man, tai reikia rasti savyje tą balansą. Norisi sportuoti, norisi lėkti, bet tuo pačiu reikia ir tą tokio tarp greičio ir saugumo balansą išlaikyti. Tai tie kilometrai padeda. Kuo toliau važiuoju, tuo geriau jaučiuosi. Giedrius Notkus susidūrė su stabdžių problemomis. Laimė jos baigėsi sėkmingai, tačiau galėjo viskas baigtis kur kas tragiškiau. Iš pradžių, kaip vis laik, nenubudau. Paskui biškį kitą greičio ruožą, kaip sakiau, vieną žinau, tai tas buvo, tai jau nubudau. Tada kitam jau visai neblogai buvo, paskui buvo 4 greičio ruožas. Startavom, pirmą tiesioji ir pirmą sankryžą ir va taip buvo. Ir tada iš pradės daug keiksmažodžių, bet viskas laimingai, tai taip kažkaip, nežinau, ten gal kad daug tam greičio ruožę gausim, bet tai dar kažkaip išgyvenam tą ruožą ir va taip pat, tas toksai su nuotykiais. Nu, svarbu, kad ne aštriam posūkiai tą pajausti pjūvų. Tai ten buvo sankryžinis šiaip, tai formos, bet kažkaip kirtam kampą, ten bėgiais mažinau, toks, nebuvo taip, kad jisai buvo ir tuščia, vis tiek jis kažkiek buvo spaudi, lėtėja, bet nėra, nečiuožia ratai, sakykime, ir ten, žinai, nu toks... Bet tai paskui taip ir pravažiavai? Jo, visą greičio ruožą, tai važiavau, pumpau, kol pasibaigė skystis, žinai, ir finišo visai nebebuvo stabdžių jokių. Na taip, žinai, tai rizikavom, aišku, bet paėjo. Su problemomis susidūrė ir Saulius Trapuila. Servisijoje mechanikai turėjo labai daug darbo. Pradžia buvo labai gera. Pirmą šiandien dienos greičio ruožą pabandėm greičiau važiuoti ir visai gavosi. Ir taip ir toliau norėjom tęsti, bet prieš antrą greičio ruožą lyg ir išgirdom kažkokios garsus variklį. Tai po greičio ruožo pasižiūrėjom, kad kažkas barška iš viršaus. Nuplyšo variklio, to dugno apsaugos, kūro bakas nukrito ant žemė pradėjo vilktis. Turbūt pažeidė kūro siurblį ir pradėjo ir mašina blogai važiuoti ir patys nusprendėm važiuoti atsargiai, kada važiuoti. Tai dabar servizas, vyrai užpuolė, tai tikiuosi, kad kažką padarys. Labai įdomiai klostėsi ir kova naujoje N5 klasėje, kur sportininkai kovoja daugiau mažiau lygiais automobiliais. Kad jie labai panašus, rodė ir lyderių laikai. Rokas Steponavičius prieš Nedą Radišauską likus 4 greičio ruožams pirmavo vos 4 sekundėmis. Atskiruose greičio ruožuose abu sportininkus skirdavo vos 100 sekundės dalys, taigi atsikvėpti nebuvo kada. Vakar kažkokie buvom užmygę abudu su Justu, o šiandien jau stengiamės susikaupti ir daryti, ko čia susirinkom. Bet dabar likus, kiek čia, 6 greičio ruožai liko, ar ne? 34 km. Ir tik tai 4 sekundės tarp jūsų ir Roko? Jo, žiūrėjom laikus, tai labai po 7 ar po kažkurio, ar po 6 buvo 0,01. Tai bet šita klasė tam ir skirta, kad vienodos mašinos ir jau vairuotojas, ką sugeba su šturmanu, aišku. Nepaleisi Roko? Ne, bandysiu net atsidurt priekį. Vakar tai tragedija buvo, šiandien į tą pusę, kur ir reikia.
Bet tai tragedija, bet vis tiek pirmas tarp savo klasės. Nu taip po vakar tai nebuvau pirmas, šiandien kažkaip tai tiesiog paspaudėm gal daugiau. Nerizikavom, paskutiniam greičio ruože daugiau rizikos prisėmėm, tai iš karto matau, kad padidinom atotrūkį, bet iš tikrųjų ta kova tai jinai smagi ir įdomi, kaip tu suvažiuoji. Realiai mes po pirmos dienos buvom visi ten sekundėje, po sekančio greičio, po pirmo greičio ruožo šiandien ten 0,05 liko, tai va to mes ir norim visi kovoti. Ir vėl labai nepasisekė mūsų Nordis Racing Team komandos jaunuoliui Markui Buteikiui. Pirmus 2 greičio ruožus jie pravažiavo kaip ir be didesnių problemų, tačiau vakarykštis gedimas pasikartojo ir teko trauktis iš lenktynių. Taigi 3 etapai, 2 iš jų nebaigti. Nekoks sezono startas. Po vakar buvo baisu, kad varikliui bus negerai, nes važiavom be tepalų ilgą laiką. Tada išstartavom, viskas buvo gerai. Važiavom, pirmą greičio ruožą viskas tvarkoj, tokie apšilam. Antrą jau gavosi geriau suvažiuoti. Ant galo tokią vibraciją pajautėm, tada temperatūra pakilo, tai netoli buvo finišas ir galvojau, da važiuosiu iki finišo ir viskas. Ir sustojau ir dūmai pasipylė. Tai išbėgo ant frizos, trūko bakelis išsiplėtimo. Ir abydna, tai tą 6 dar greičio ruožą laimėjom. Per likusius 4 greičio ruožus iš esmės niekas nebepasikeitė. Vaidotas Žala nebedarė daugiau klaidų ir laimėjo visus 4. Taip, jis važiavo galingesniu automobiliu. Bet laimėti 11 iš 12 greičio ruožų ir padaryti iš esmės vienintelę klaidą verta pagarbos. Kaip iš natų viskas beveik. Sakykime, 25% viskas labai gerai. Tempo kontroliuojam, mašina fainai. Šturmaną jau girdžiu puikiai. Tai Rokišky jau bus galim priartėti prie 100. Bus įdomu? Jau dabar įdomu. Iš tikrųjų, labai techniški greičių ruožai ir tokie didelio vidutinio greičio, kur reikia labai taip kartais primerkti akį, bet tikrai labai smagus savaitgalis. Martynas Samsonas taip ir liko antras. Jį toks rezultatas iš esmės tenkina. Tiesa, po finišo sportininkai buvo truputį išsigandę. Jų automobilis sustojus apsipylė dūmais, bet nieko rimto nenutiko. Jie sėkmingai finišavo. Trečdalį ruožo nuvažiavus, kažkas tai garsas atsirado. Ir liktai mašina man pradėjo slidinėti. Tokių daug minčių nesąmonė, tokia, nežinau. Bet o čia dūmai iš kur? Čia gal vairo stiprintuvo biškį. Bet liktai praputė ar tarpinė išmetimo arba sujungimo kažkokio. Tai taip jau ant ribos, ar ne? Atvažiavo. Tai žinai, mašina netraukia ir kišyja, taip, per sankabą, kad... Nes užpučia neišvažiuoja. Nes ir paskutinių greičio ruožų laikai rodo, kad kažkaip tai... Paskutinius prieš 2 šituos aš jau atsileidau. Ten asfaltas nenorėjau padangų drožti. Paskutinį sakau, pūstelsiu jau, bet kitaip pūstelėjau. Vladas Jurkevičius buvo labai laimingas po finišo. Jis laimėjo principinę dvikovą prieš Giedrių Notkų ir negailėdamas žarstė visiems konkurentams komplimentus. Ralis gerai. Čia šitą paskutinį kažkaip su Aisiu pašnekėjom, lietokai suvažiavom. Žinai, nesinori paskutinę prisidaryti nesąmonių, bet vis tiek neblogas rezultatas. Tai šiaip, dar Šeškas gali aplenkti, tas velnės. Tai patenkintas raliu, teisingai? Šiaip jo, patenkintas, bet klasiokai irgi labai greitai visi važiavo. Tas visas pirmas 5-tukas, wow. Gal didžiausias respektas tai Šeškui ir Marčiui. Marčius labai tikrai gerai važiuoja, nes žinau, kad mūsų mašinos apylygės. Tai Marčius šaunuolis, Šeškas šaunuolis, Vaidas sunku pasakyti, tikrai manau greitesnė mašina. Giedrius irgi visą laiką labai arti buvo, tai irgi gražu. Smagus ralis. O Giedrius Notkus po finišo pripažino, kad reikėtų greičiau įsivažiuoti, kai tokia didelė konkurencija, ilsėtis nėra kada. Jis tik 4. Giedrių aplenkė ir Martins Šešks iš Latvijos. Ir dar taisytinų vietų stenogramai, antrais kartais važiuojant daug vis tiek greičiau važiuojas ir galim važiuoti lygiai su visais. Nieko ką, dabar susitinkam Rokišky visi ir pasižiūrėsim, kaip tenai seksis. Bet stabdžiukai viskas gerai po servisu? Jo, stabdžius sutvarkė, rado prakiursią žardelę, gal koks akmeniukas papolė, ar kas prakirto, tai sutvarkė viskas puikiai stabdo, bet vėl kol grįžta tas pasitikėjimas, kol įsivažiuoja ir žiūri, ralis baigėsi. N5 įskaitoje iki pat finišo status quo taip ir nepasikeitė. Rokas Steponavičius išlaikė minimalią persvarą prieš Nedą Radišauską ir galų gale laimėjo. Nedas beje irgi atrodė visai patenkintas.
Jis pripažino, kad šiandien laimėjo greičiausias. Laimėjo greitesnis, bet mes džiaugiamės, šiaip žiauriai smagu buvo. Geras ralis, gera kova. Geras, tikrai, labai geras. Rokiškį atsigrosi? Kaip yra toks anekdotas, sako, žydas mušė sūnų ne dėl to, kad lošė, dėl to, kad bandė atsilošti. Tai mes savo tempu bandysim šiek tiek pridėti, bet atsilošti nereikia. Antra dalis greičio ruožo vėl su matyta apipurškimų galios nebeliko, tai kankanausi. Pradžioj viskas gerai, pašokinėjom, paskraidėm per tramplinus, nerizikavom, bet, nežinau, iš tikrųjų būtų įdomu pasižiūrėti rezultatus, bet gali būti, kad neaišku. Iš tikrųjų turėjom gan nemažą persvarą, tai pasisekė ir Power Stage'as. Laimėjom ir Power Stage'ą. Pasijusti tikro ralio profesionalo kailyje galite ir jūs, norintys dalyvauti naujame jau 4. Aš ralistas realybės šou sezone, gali jau registruotis. Ir žinote ką, turime jums gerų žinių. Pirmoji, naujo sezono atrankoje nėra startinio mokesčio, taigi atranka jums visiškai nieko nekainuos. Kita gera žinia, jums nebūtina turėti jokios sportininko licenzijos. Geriausia, ką galite turėti, yra sportininko mėgėjo licencija, tačiau negalit turėti jokios ralio ar mini ralio čempionato patirties. Taigi mes šiais metais ieškome visiško naujoko. Jis galės visiškai nemokamai startuoti mini ralio čempionate, jeigu parodys gerus rezultatus. Kitą sezoną pakviesim ir į Lietuvos ralio čempionatą. Prizo vertė siekia keliasdešimtis tūkstančių eurų. Svajoji tapti profesionalu? Junkis prie mūsų ir bandyk nugalėti. Daugiau informacijos ralistas.lt. Registruokitės kuo greičiau, nes bandyti savo laimę verta. Galbūt tai apvers aukštyn kojomis jūsų gyvenimą. Galbūt įgyvendinsite savo svajonę ir nepamirškite, jums tai visiškai nieko nekainuos. Laidą remia oro kondicionieriai Nordis išmaniam namų vėsinimui.